Samanta, papasakok, ar gali pristatyti bent 3 pagrindinės priežastis emocinio, kodėl žmonės pagauna emocinį valgymą? Aha, gerai, pagauna emocinį valgymą, mus pasigauna emocinis valgymas. Galėčiau sėdėti 8 valandas ir be sustojimo vardinti priežastis, 20 000 priežasčių, tą, ką girdžiu savo kabinete iš moterų patirčių, ir iš vyrų kartais. Emocinis valgymas, taip, duoti tokias 3 aiškias priežastis, pirmoji turbūt būtų ribojimas. Visos moterys laikosi dietų, be sustojimo, savo neleidžia to, angliavandenių negalima, cukraus negalima, nieko skanaus negalima, nieko negalima, tik salotytės ir vanduo. Ir kas atsitinka, mes tada pratrūkstam ir tada pradedam persivalgyti. Ne? Tai ribojimas yra pagrindinis dalykas, kas palaiko tą užburtą ratą emocinio valgymo cikle. Antra priežastis turbūt būtų stresas. Kada mes jaučiam stresą, kad nemokam su tuo stresu valdytis, nemokam spręsti tų visų neigiamų emocijų, maistas būna kaip pats legaliausias, greičiausiai prieinamas pleistras. Pripuolu, prisivalgau, kol valgau, tuo metu patiriu malonumą ir žinoma, užplūsta tas geras jausmas, dėja labai trumpam. Ir paskui, visi tie pašaliniai poveikiai būna, išsipūtęs pilvas, auga svoris, ten dar kažkas vyksta. Tai bet tas negebėjimas spręsti savo tų visų emocinių situacijų, negebėjimas valdyti streso ir panašiai, tai būtų turbūt didžiausia antroji priežastis. Ir trečias dalykas, aš sakyčiau, yra įpročiai. Kartais tie įpročiai ir atsiranda dėl tokio emocinio valgymo, kad jie tiesiog vienas su kitu yra susiję, bet tiesiog yra blogi įpročiai. Aš priprantu galbūt persivalgyti, valgyti per daug, žiūrėdama televizorių, arba aš priprantu valgyti daugiau negu man reikia ir tai tiesiog formuojasi toksai kaip įprotis, iš kurio yra pakankamai sunku išeiti, bet įmanoma, visada yra išeitis. Ir tą matau savo kabinete kiekvieną dieną, kad ar tai per 12 savaičių terapiją, ar per asmeninės sesijas labai smagiai išsisprendžiam tą emocinį valgymą, netgi jeigu žmogus yra užstrigęs tame emocinio valgymo cikle 10 metų, 20 metų, 30 metų ir visą gyvenimą valgo taip, tai yra tikrai įmanoma pakeisti ir tuos įpročius, ir išmokti su tuo stresu valdytis, ir išmokti gyventi be dietų.